Labą dieną, mano vardas Jolanta, gyvenu Danijai. Karts nuo karto išeinam ieškoti ragų. Ir gal kas jau žiūrėjo mano video, tai buvau nufilmavus, kai ieškojom ragų. Ir prižadėjau, kad dar kartą eisim. Taigi išėjau vėl ieškoti. Šį kartą viena. Tikiuosi vilkai neužpaus. Pažiūrėsim, kaip seksis. Oras fantastiškas, saulė šviečia. Iš tikrųjų nėra labai šilta. Bet pavasariška. Turiu šiandien kitokią palydą, kuri nuo manęs nuo vilkų neapgins. Beje, vilkų Danijoje atsirado gan nesenai. Ir būtent šitose apylinkėse jų gan nemažai. Sako, žmonės vis pamato. Bet kiek žinau, žmonių jie nepuola. Nu, tikėkimės nesusitiksim. Na, perlytę einam čianai. Keliuku neisim, eisim ieškot, kur labiau elniai vaikšto. Einam. Gal šiandien bus sėkminga diena ir kažkas nustebins. Ar elnias, ar stirna. Nors stirnų šitą miške nesu. Ne, bendrai esu mačius ir stirnų jau. Ramuma. Beje, va čia va kiek einu, labai netoli. Mėnesį atgal buvom radę ragą visai šalimais. Teko paeiti tik tai 10 minučių ir iš karto ragas buvo. Nu ką, tave teks ant rankų nešt, gražuolė? Nenori eiti, ne per šakas. Na, atrodo, nėra ko bijoti, viskas ramu, gražu. Taip tikiuosi, kad kažką šiandien rasiu. Beje, įrodysiu savo draugui, kad čia daugiau ragų yra. Nes jis man šnekėjo, kad čia elnių nebėra, nors radom čia 3 ragus tom vietom vaikščiodami. Nes ten va toliau pamatysim, pradėjo kirst mišką. Bet jau kai įrodė, kaip ir įrodymas, 3 ragai buvo. Gal jų ir nebėra tiek daug, kiek buvo, bet tikiuosi, kad dar bus. Bent jau 4 tikrai ragas turi būti. Pamenu šitą eglę nuo praėjusių metų. Gal tikriausiai ir nebelabai matysis. Ji buvo elnių
apibraižyta, mat ir dabar čia matosi, gal ir ne, čia praeitų metų. Man kokie žymės likę. Čia apgriaužta. Bet iš tikrųjų čia tai nesimato. Nei prikakota jų. Taip tuščia, tylu. Matysim, kas bus toliau. Na va, artėjom prie iškirsto miško. Kol kas nei pėdų, nei žymių jokių. Nieko tikrai. Gal tikrai draugas buvo teisus, kad jų čia nebedaug liko. Nu, štai kokia eglė senumo. Labai faina. Kaip čia lengviau praeit, kad nelandžiot. Ir su 2 kamienais. Vau, kokia. Ir iškirstas miškas, gan tik nesenai. Ir mes čia pastoviai tą trasą vaikštom, nes grinai ir elniai čia vaikščiodavo. Dabar pažiūrėsim, matysis čia jų pėdų ar ne. Nes ten toliau, vat, prie tų medžių yra upelis ir jie eina ten atsigert. Eidavo. Tai, kažin ar. Aš manau, kad čia vat ir bus jų pėdos. Ir iki šiol jie dar vis eina. Ne, čia kol kas tik tai traktoriai. Jokios žymės. Ne, yra, žiūrėk. Kažkas panašaus. O kvepia mediena kaip. Aišku, ne faina, kad mišką iškirta, bet kvepia tai skaniai. Čia garantuotai vėl tuoj bus pasodintas. Pas Danus tai priimta. Iškerta, nieko nelaukia, sutvarko ir vėl sodina. Beje, pasigirkit, kas Lietuvoje ieškot, per kiek laiko surandat ragus, kiek šiemet suradot. Įdomu, karts nuo karto irgi pastebim Facebook'e. Kitose šalyse gal kažkas ieškot ragų. Būtų įdomu išgirsti, ką randat. Nu štai tas mūsų ir upelis. Šiaip prie šito upelio tai iš tikrųjų gal yra kokie per kokius 5 metus ar panašiai. Gal 5 ragai rasti. Kiekvienais metais po ragą tai tikrai.
O, jis išdžiūvęs visiškai šį kartą. Nu, lietaus mažai buvo čia iš vis Danijai. Pavasaris sausas. Gal užtat ir elnių nėra. Nėra kur atsigeria jiem. Dar taip net nesu mačius, kad ant tiek išdžiūvęs būtų. Nebent gal toliau bus. O čia tarp kitko kas. Kas čia per pėdos? Ne, čia elnių. Aš jau pagalvojau, kad vilkų. Liktai, kad elnių. Nu, reiktų kažkaip į kitą pusę pereiti. Nes prie vandens jų nelabai tikėtina, kad bus. Ir šiaip jie gal vis tiek eina į kitą pusę. Čia liktai vandens daugėja. Gal ten tik pradžia upelio buvo. Tas ragų ieškojimas, taip eini ir žiūri. Aha, praeitais metais čia radau, ar praeitą kartą čia radau. Tai tikiesi, kad vėl ten pat bus, o jie atsiranda tokiuose netikėtose vietose. Nu, va čia reikia praeiti. O čia kažkada eita, ne? Neaišku, senai, nesenai, bet pėdas, vat, matosi. Gan ir nesenai dar, va, pėda kaip į dumblą įlindus. Nu, lendam, einam čia per šakas dar. Mat ir elniai čia yra ėję. Mačiau pėdsakus. Geras oras. Žadėjau savaitgalį važiuoti, šiandien pirmadienis. Savaitgalį buvom gaudyti silkių. Užtat ir neišėjo savaitgalis šeštadienį išvažiuoti. Prie Šiaurės jūros. Tai pagavom gal kokį 30. Dar nėra, kad kibtų smarkiai. Bet neilgai ir buvom. Nu, čia jie varinėja. Padarytas kelias. Dar čia praėjimo palei griovį nėra, dar neįsiu čionai. Tai vat apie silkes nepabaigiau. Dar per daug nekimba, bet 30 pagavom. Bet neilgai ir žvejojom, gal valandžikę kokią. Ir tik patinėlius, ikrų nebuvo. Ai, beje, buvo keli. Melavau. Dar mažytės silkės. Norėjau ir pafilmuoti, bet nelabai buvo ką filmuoja. Taip, kad sezonas atidarytas ir dar bus silkių žvejyba ateityje. Kam įdomu, stebėkit mano kanalą, pamatysit.
Trumpam išjungsiu kamerą. Atsibo žiūrėti jum. Na, va čia jau griovy vandens yra. Ir va čia va jie jau ateina prie griovio atsigert. Tik paukščiukai kol kas miške. Va kokios pėdos. Bet toks nesuprasi, ar čia dabar kaip ir seniau jos buvę čionai, sakyčiau, nešviežios. Nu va, šviežių pėdų tikrai mažai. Geriausiu atveju va vienas praėjęs yra. Tikrai audaburiai. Nu 2 gal. Tikrai tik tai labai nedaug matosi. O čia va irgi. Nėra vargšam čia jiem kur atsigert. Vienas ar 2. Nu čia jau tų vietų, va matos, kaip ištrypta jie. Čia ateidavo bent jau atsigert. O čia gal ir daugiau būta. Dar vienas plotas. Bet įdomiai, ten kur išdžiūvę, ten pėdų nėra, vadinasi, ne dabar buvo. Čia tokia kaip pelkė. Iš tikrųjų tai sausa, reiktų ten eit pasižiūrėti. Nes kai šlapia, tai čia net neįmanoma įveit. O gal koks iš praeitų metų ragas bus. Čia matos vaikščiota. Labai toks fainas ežeriukas. Čia būna apsemta visur. Va, kur jie ateina atsigert. Va. Va. Jums čia sočiai vandens, va kokios pėdos. Matyt, išbraidyta čia. Ir va ten va. Ir biškį ir šlapia. Vau, va čia kaip išvaryta. Čia ir gauja visa ėjo. Nu, keli nenorėčiau pasimaišyti. O ten gal ir išgulėta, Kas čia? Keistai taip. Gal išgulėta. Kas gali pakomentuot, komentuokit. Nežinau. Kažkada iš tikrųjų va čia ir elnę matėm. Net nufilmuotas yra trumpam video mano įdėta. Ir va. Gal čia neįsiu, čia labai šlapia. Reikia per aplinkui eit. Bet ten ragų yra. Nu gal. Neįsmigsiu labai. Ne, jau nebešlapia, kojas nesminga.
O kaip čia būdavo šlapia, eina savo. Ant kiek sausas oras. Kaip lietaus nėra. Čia netgi iki pusę botų esu brydus kažkada. O kokias pėdas, nu grinai elnys. Sekam elnius. Tikrai jų dar yra šiais metais. Tik tai vat ragų kol kas nėra. Galbūt kažkas jau radęs yra daugiau. Žiūri į šakas ir vaidenas. Atrodo gal ragas koks guli. Na, kažkas tai ieškojo ragų. Negražiai. Gal paimkim, išvalykim gamtą. Nu, va ten bus šėrykla elnio. Tai va, skaityk, aplink šėryklą šiais metais 2 ragus radom. Gal dar ir trečio rago dar viena pora bus. Kur nors tarp eglių įsitaisus. Ar kokiuose krūmuose. Laukymė. Nu, pasukam ratą. Šiandienai matysim, kaip seksis. Parodysiu, va, kur jos čia šeria. Žiūrėk, net maisto jiem nebėra čia. Oi, kaip keista. Visada, va, ten, va, kur juoduoja, visada būdavo pripilta cukrinių brokų. O dabar net nieko nepripilta. Tai gal jie ir nebeina, čia irgi variantas. Na, užkilsim ant kalniuko, parodysiu ten, kaip jų išgulėta. Nors gal kažkas jau ir matė mano video, tik ten nekalbėjau. Dabar nuveisiu. Iš tikrųjų, tai tikrai labai keista. Nėra nei prikakota niekur, vienoj vietoj tik mačiau. Negi jų tikrai čia nebėra. Čia senos pėdos. Nu, pažiūrėsim čia. Bet jie taip greit negali. Čia buvo, čia išėjo. Nu, va čia tai iš tikrųjų visada galvoju, kad turi būti čia ragų. Kiek esu ėjus kartu
Nė karto nesuradus rago. O tiek išgulėtų vietų. Aišku, čia dabar ne, vat šviežiai gal yra. O kas čia? Čia ne elnias, čia šuo. Ar vilkas? Ar žmogus? Čia žmogaus gal. Čia gal mūsų. Ne, čia elnio. Nežinau, nepažįstu. Va čia va yra prišaikėta. Miške. Man dabar visur vilkai vaidenasi. Iš tikrųjų, tai seniau esu ir girdėjus elnių garsus, kaip jie staugia, ūkia, kaip čia išsireikšt. Dabar nieko nesigirdi. Tyluma. Eikš, kliūnėtų visur. Už šakų. Nu, va čia tai rimtai išgulėta. Sausas smėlis, vat. Išdrabstytas kaip. Ir čia. Ir čia, vat kiek vietų čia ant saulės deginas. Taip ir įsivaizduoju, nu vat keliatės, pagulėjot keliatės, papurtėt galvą, nusipurtėt ir krenta ragas. Bet ne. Pafantazuokim, vadinasi. Tikrai reikės naujos vietos ieškoti, jeigu šiandien nerasiu. Eglutės tik senai aplaužytos. Kažkoks keistas veiksmas čia pas juos. Šviežiai nieko nesimato, tik pėdos. Na, kol kas nieko panašaus nematau. Liūdnai. Nei gyvūnų, nei įrodymų per daug, kad jie čia yra. Nei ragų tuo labiau. Negi šių metų laimikis bus tik 3 ragai. Jo, kiek girdėjau, Lietuvoje labai daug kilometrų padaro žmonės, kad rastų vieną ragą. Tai čia gal man per daug nėra ko ir norėt, bet čia ne Lietuva, čia Danija. Nu, dar vieną kartą bandysiu čia atvažiuoti be šuns. Ir pabandyti tarp eglučių pavaikščiot. Manau, kad vis tiek dar turi būti ragų kažkur. Jeigu buvo 3, tai dar gali būti ir daugiau. Neįdomu tik tiek, kad net žymės nėra. Kažkur jie kitur lankosi. Na ten prieisim vėl prie to pačio griovio. Gal prie to griovio matysis kažkas. Na čia dažnai būdavo, kad
pamatydam elnę kokį arba stirną. O dabar tuščia. Ir netgi ragą ant tos pievos esam radę. Tikrai tuščia. Net nėra tikslo eit per tas eglutes. Tenai vat praeisim pro vienas eglutės, dar šiemet ten nėjom, gal ten kažką. Nu, medžiai pradeda žaliuoti jau kaip gražu. Nu ką, griovys. Ir vandens čia irgi tuščia. Tuščia visiškai. Ščiuvęs. Sausas pavasaris Danijai. Labai. Elniai matyt užtat ir laikosi ten, kur vandens yra. O jie tu visai išdžiūvę. Čia seniau negalima buvo praeit. O dabar eina savo kaip sausa. Nulyst kažkur į eglutės reikia. Einam per vatą ant rankų pasimsim. Gal koks užsilikęs bus ragas nuo to, kai drėgna buvo. Man taip nesinori, taip nejauku. Bet nerizikuosi, negersi šampano. Perlytę rasim ragą mes ar ne, ką? Tu žinai? Kaip aš apsidžiaugčiau. Nu, bet nepanašu. Kažkokia nesąmonė, jų tikrai čia nebėra. Ten, kur praeitą kartą buvom, tai tikrai bent jau matėsi ir prišaikiota, ir nugriaužta, čia visai nėra žymėt. Visiškai. Kažkada išminti keliukai jų. Bet paskutiniu laiku nebūta.
Na perla, neišdursim tavo akių, va taip patenka landžiot. Pralyskit su manimi vadinas. Ai, dar plaukus mano pagavo. Ir vėl laukymė, bet ragų nesimato. Nu, praeinam pro tas mažas eglutes. Nu va, išgulėta, čia tikrai, nu. Bet jūs nekakojat, kaip čia išeina? Perla, kas atsitiko? Susipainiojai? Neišeina atsipainiot? Na, einam. Nu tikrai čia jų būta. Ir ne per seniausiai. O tarp tokių eglučių esu radus tikrai ragų. Iš tikrųjų, kai randat, ką darot su ragais, jeigu kas žiūri, kas randa. Aš tai esu žvakydės darius. Dabar galvojam pasidaryti lempą iš ragų. Esu mačius ir baldus. Ir taip toliau čia miegodama šneku aš, nes užsisvajojus ragų ieškodama. Ar jūs neužmigsit, kaži su manim čia žiūrėt, ieškodami ragų? Čia pasaka prieš miegą. Iš tikrųjų, kai gamtoj vaikštai, nelabai noris ir šnekėt. Nežinau, kad sakė draugai, pažįstami draugės kelios, kad labai įdomu pasižiūrėti, vat ir filmuoju. Matyt jau, kad bevaisis tas mano vaikščiojimas šiandien bus irgi. Dar tikiuosi, bet kažkaip tai jau rankos svyra. Nes tikrai nepanašu, kad jie čia būtų buvę daug. Arba nesėkminga diena. Man keista, kad iš vis neprikakota jų. Nesimato, nu pėdų kaip ir yra, bet dar pirmą kartą, kai buvom, tai dar labiau matėsi. Dabar visiškai čia ištrypta. Na, iš tikrųjų, kaip matosi, kiek seniau elnių buvo, kaip medžiai sužaloti. Ir ten tas miškas, kur iškirstas, jis visas, va toks, kiekvienas medis buvo.
Dabar nepanašu, kad šviežiai būtų. Ir grįžtamės prie to miško. Išpjauto. Va, nors vieną apdžiūvusi kakalą ir tai ne elnio. Kaip liūdna. Nu, neradau, reiks dar kartą eit. Bet net nežinau, kur čia, net nebeįdomu eit. Kai net žymės nėra. Ar verta. Reiks draugo prašyt, kad kur varytumėm į naujas vietas, kur matėm elnių. Grįžtam beveik prie keliuko, kur mašina stovi. Ir tikrai jau šiandien nieko nebus. Nei elnių, nei ragų. Na, Berlytė, mano bėk. Opa, bėk. Dar prisirink šapalų. Pilnas rankos visko. O, kaip tas miškas čia iškirstas, va čia kiek ant to kalniuko būdo elnių pėdų. Nu, reik pabandyti pasižiūrėti, ar einam per va. Ar ir kas nors ar ne, nors jau labai abejotinas dalykas. Ten kaip ir matas kažkas dar. Gaila, bet ne šiandien. Nu ką? Dėkui, kad keliavot su manim. Gaila, kad nieko neradom ir vėl. Gal sekantį kartą pasiseks. Geros dienos visiems ir iki. Aha. Nu, vis dėlto buvo elnių. Išjungiau kamerą ir prabėgo. Nežinau, kiek jungiau kamerą, neįjungiau. Nežinau, nufilmavau ką nors, nenufilmavau, nemačiau, ar su ragais, ar be ragų.
O Jėzau, isterija, tyliau gal dar kažką pamatysim. Skubom po biškį ir lėtai tyliai. Va taip va būna. Negalima išjungti kameros. Negalima. Tik atsisveikinau su jumis. Va taip va. Nu, bet įrodymas, kad dar jų čia yra. Kažin ar nufilmavau ar nenufilmavau. Matysit jūs ką nors ar ne čionai. Bet gal kokį 20, sakyčiau, prabėgo. Bet svarbiausia net nemačiau su ragais ar be. Nu, čia jau jūs jau gal matėt, aš ne. Pažiūrėsim, kas toliau dėsiu, kaip žiūrėjau, kaip iš eilės, kaip buvo. Kitą kartą įdomiausia reikia tiesiogiai filmuoti. O čia kažkur jie ir bėgo jau. Iš vis netoli mašinos. Ne, tai kad jie manęs lauks, tai čia nesąmonė. Reikėtų dar eit į mišką paskui. Gal pamatyčiau. Sakyčiau, netgi kvapas elnių jaučiasi. Va, jie čia ir ėjo. Na va. Nu, ragą palikot, grinai va čia ir ėjo. Va pėdas. Šviežiai. Nu, vadinas, dar reikės atvažiuoti čia. Gaila, kad nedaug nufilmavau, nu. Jie taip greit prabėga. O dar kai kamerą išjungia. Nu, nieko nepadarysim. Faktas tame, kad eisim ieškoti ragų. Šiemet dar. Nu, dabar tikrai viskas. Visiems geros dienos ir ate.